Kūrybingumas fizikoje išgelbsti tada, kai gamtos dėsniai tampa nebesuprantami. Geriausias to pavyzdys yra Albertas Einšteinas ir jo atrasta, sukurta reliatyvumo teorija. Jisai sprendė iš pažiūros neišsprendžiamą klausimą. Maksvelo lygtyse figuravo greičio konstanta, šviesos greitis. Jis buvo pastovus, kaip į jį bežiūrėtum. Bet greitis nėra pastovus, kaip į jį bežiūrėtum. Juk jeigu aš sėdžiu stotelėje, o pro mane važiuoja autobusas, jis gali važiuoti 50 km/h greičiu. O jeigu aš važiuoju automobiliu šalia autobuso, mano atžvilgiu autobusas nejuda. Einšteinas ilgai apie tai galvojo ir galų gale nutarė, juk greitis tai erdvė arba kelias per laiko vienetą. Ir jeigu mes pakeisime erdvę ir pakeisime kartu laiką, greitį galim išlaikyti tą patį. Nuo šitos paprastos, bet genialios įžvalgos gimė visa reliatyvumo teorija. O Einšteiną šiuo metu žinome kaip vieną iš kūrybingiausių ir svarbiausių šių laikų fizikų.